Sveiki, aš esu Andrius Vasiliauskas ir, kaip žinote, šiais metais dalyvausiu drifto žaidynėse FIA Motorsport Games, kurios vyks Valencijoje spalio 27 dieną. Šioje drifto disciplinoje aš esu ganėtinai nemažai metų, pradėjau sportuoti nuo 2012 metų. Kas žino, tai esu daugkartinis Lietuvos čempionas ir turbūt ne kartą esu užkopęs ir ant gero laiptelio ir lygiai taip pat ir Europoje. Šių metų drifto sezone Lietuvoje dalyvau tik 3 etapus dėl to, kad esu pradėjęs sportuoti ir kitoje sporto šakoje, kaip vandens motociklai. Tai reiškia, šiais metais aukojau driftą vien dėl kitų pasiekimų kitoje sporto šakoje, tai šiais metais dalyvau tik 3 varžybose, visuose kartuose buvau užlipęs ant podiumo ir faktas, kad praeitais metais ir užpraeitais metais buvo geresni pasiekimai nei šių metų galutinėme rezultate. Šiuose varžybose, kurios vyks Valencijoje, dalyvausiu su standartiniu savo automobiliu, tai reiškia BMW 9.2 su 6 cilindrų single turbo varikliu, kuris generuoja 850 arklių galingumą ir visi žinome, kad visi drifto automobiliai turi turėti pagrindinius dalykus, kaip gerą greičių dėžę, galingą variklį ir tas automobilis automatiškai tampa ganėtinai potencialiu ir konkurencingu visose drifto varžybose. Kokie gali būti tikslai atvažiavus į šias varžybas? Manau, kaip ir kiekvienas turi norą nugalėti, bet kadangi tai yra sportas, niekada negali žinoti, kas tau sutrukdys, kas pakiš koją. Ir manau, kad svarbiausia nuvažiuoti, sudalyvauti ir atstovauti Lietuvą siekiant pačio geriausio rezultato. Ko galėčiau palinkėti? Manau, kad palinkėti reikėtų ištvermės, svarbiausia susikaupimo ir gero emocinio pasiruošimo varžybom. Daug metų iš tikrųjų dalyvauju vien tik dėl savęs, dėl savo bendrų interesų, dėl, kaip sakau, iniciatyvos parodyti, ką gaminame, ką darome, su kokiais automobiliais važiuojama. Tai reiškia, šiais metais pirmą kartą dalyvauju siekdamas garsinti Lietuvos vardą oficialiai užsienyje, reiškia užsienio varžybose, nes iš esmės visi tie vairuotojai, kurie važiuoja ir stengiasi garsinti savo ar Lietuvos vardą užsienyje, tai iš esmės jie daro dėl savęs ir savo lėšom. Šiais metais pirmą kartą dalyvauju tokio tipo varžybose, prie kurių prisideda federacija ir bendrai bandysime siekti geriausio tikslo. Iš esmės, šiais metais, kaip ir kiekvienais ir praeitais metais, pasigaminome naują automobilį ir jau metų pradžioje iš esmės žinojau, kad dalyvausiu ir atstovausiu Lietuvą metų gale FIA Motorsport žaidynėms. Tai pasiruošimas drifto varžybom tai iš esmės nėra kažkoks labai reikalaujantis didelių pastangų. Svarbiausia tinkamai ir kokybiškai pasitikrinti automobilį. Faktas, kad už 2 savaičių važiuosime pasitreniruoti į paskutinės Rygoje vyksiančias drifto varžybas. Tai reiškia, tai bus mano paskutinės Lietuvoje vyksiančios varžybos, kurios vyks Bikernėke trasoje. Tai norime dar kartelį pasivažinėti, pasitreniruoti su kitais žmonėm. Turbūt, kad ne. Turbūt, kad kažkokių specifinių dalykų tikrai neturiu. Svarbiausia į drifto varžybas važiuojant nepamiršti įsidėti šalmo su apranga, tas, kas mums yra reikalinga. O kažkokių specifinių ritualų tikrai niekada neatlieku ir niekada to nedariau. Aš labai tikiuosi, kad bus gyva transliacija, per
per kurią manau, kad visi galės stebėti kvalifikaciją, galbūt dalį treniruočių, ar tai net ir pačias varžybas. Tai labai buvo smagu šiais metais matyti visus lietuvius, kurie atvyko palaikyti Kačerginėje. Tas labiausiai džiugino, kaip sakau, žmonės ateina palaikyti, pasveikina su laimėjimu. Tai manau, kad visi tie, kurie stebi, kurie seka ir kurie žino, kas toks esu, jie tikrai stebės ir žiūrės, kaip mums seksis pačiose FIA Motorsport Games žaidynėse.